Sveiki, antroji Moflon Tracks diena ir startuojame iš Ladekzdroj miestelio Lenkijoje. Šiandien pradžioje organizatoriai paleidžia Classic distancijos dalyvius. Nuo Adventure distancija laukia 30 km ir 660 metrų sukilimo šiandien. Pats geriausias palaikymas, iš karto motyvacija starte. Planas buvo šiandien pasilaikyti su štai šitą oranžinių vyrukų gvardiją priekyje. Labai stiprus ir mūsų būtent distancijoje lyderiai jie yra. Šiandien startas yra su neutralizacija, tai truputėlį leidžia įsivažiuoti tą lenktynių tempą, kas, manau, yra visai neblogai. Aišku, pravedė organizatoriai štai ir pro miestelį patį. Daug remonto darbų matosi, bet tikrai gražus miestas. Ir štai iš karto keliaujam į kalniuką, nieko nelaukdami. Nuo pat starto visai neblogai šiandien jautėsi kojos, galėjau įkalnėje pasilaikyti. Gerai atlikau, manau, reabilitaciją iš vakaro, tai tikrai neblogas, manau, startas buvo. Aišku, čia kalniukas tai tikrai netrumpas, Lietuvoje tokių mes nelabai turime, tai paplušėti tenka ne vieną minutę. Kvėpavimas ir širdies dažnis maksimalus, ilgas labai šis kalniukas, įkopimo procentai irgi labai aštrus, ir 20 ir 25 vietomis iki 30%. Tai pastebėjau, kad Moflon organizatoriai mėgsta pradžią tokią labai aštrią padaryti, tai šiandien yra neišimtis. Lyderių jau grupelė pabėgo, bet panašu, kad ta komanda labiau yra XC tipažo komanda. Jaunuoliai tikrai matosi moka čia važiuoti ir tikrai jiem ne pirmas varžybos kalniukuose. Tai priekyje vėl tenka daug padirbėti aplenkti lėtesnių varžovų, nes prieš mūsų grupės tiksliau distancijos startą buvo paleisti Classic distancijos silpnesnieji dalyviai. Tai štai pusė trasos iš tikrųjų bus ne tik darbas tarpusavyje su varžovais, bet ir darbas lenkiant kitus varžovus iš silpnesnės tos grupės. Na, o čia jau skrendam. Per daug organizatoriai neleido pasidžiaugti nuokalnį, iš karto nusukome į dešinę, iš karto į dar vieną įkalnę ir šitą įkalnę pačioje pabaigoje labai paaštrėja.
Be careful. Tai kai kurie varžovai tikrai puikiai matosi orientuojasi šioje trasoje, galimai ne pirmą kartą čia važiuoja. Man trasos prieš varžybas šitos nepavyko apminti. Aišku, norėjosi truputį pasitaupyti prieš lenktynės ir aišku atsigauti po vakarykštės dienos. Tikrai smagi šita trasos dalis ir gale varžybų mes ją važiavom antrą kartą, tarsi tokia papildoma kilpa buvo padaryta. Tai tikrai gražus single trackas, štai varžovas truputį kerta trasą, pasinaudoja, mane aplenkė. Aišku, dar priekyje, kaip matote, yra dalyvių, kurie šiek tiek atsilieka ir tenka juos aplenkti. Thank you. Čia visai džiaugiuosi tais nusileidimais, kažkaip pavyko šiandien juos neblogai įveikti. Thank you. Tai NP vidurkis irgi buvo pagerintas šiandien, 296 vatai, dar stipriau negu pirmąją dieną. Na, kaip ir minėjau, kopimuose kojos tikrai visai neblogai jautėsi šiandien. Can I go? Oi. Sorry. Oh. From the left. Thank you. Up. Pati trasa šiandien organizatorių buvo pavadinta Flow Monster, bet jinai pasijautė man labiau darbinė. Pirmoji dalis tokia grinai darbinė, įkopimai, daug jų. Tai tas, aišku, leido pagerinti daugelį asmeninių vatų rekordų. Left coming through. Thank you again. Aišku, džiaugiuosi, kad pavyksta pasilaikyti su štai priekiniais varžovais. Tai nuo jų neatitrunku, dirbu įkalnėse. Štai stengiuosi aplenkti kuo greičiau atsiliekančius dalyvius. Bet ta pirmoji dalis tikrai tokia sunkesnė, sakyčiau, šiandien buvo. Tankesnis miškas, mažiau vaizdų, kur pasigėrėti. Truputį trasos nežinojimas kenkia. Kai kuriuose posūkiuose tikrai atrodydavo, kad priekiniai dalyviai atrodo nujaučia, kas bus už to posūkio, tai jie žymiai greičiau jos įveikdavo. Na, čia aišku, reikia patirties. Vosniai upelė. Nu, va tokiuose bandom vykti. O štai atviresnėse vietose jau stengiausi tikrai paspaust, kuo daugiau apsilenkti tų lėtesnių dalyvių, kad netrukdytų jie man labai daug single trackuose. Tai manau, viskas sekėsi čia visai neblogai.
pasivijo ir savo net konkurentus. Pastebėjau linksmą tendenciją, kad baltomis kojinėmis ir baltais batais minantis dalyviai yra greitesni, tai reiks gal atsinaujinti garderobą, galbūt prideda tai vatų. Thank you guys. Tikrai mėgaujuosi varžybomis, vaizdais ir trailais. Kol kas nieko neigiamo apie muflonus neturiu. Smagu dar tai, kad tikrai puikus pasitaikė šio savaitgalio oras. 22 laipsniai šiandien. Tai tikrai nevargina dar tas karštis, pats aukso viduriukas, manyčiau. From the left. Thank you. Coming through left. Thank you. Pagal organizatorių pateiktą GPX visi kalniukai turėtų baigtis maždaug 18-19 km ir tada už feed zonos prasidės nusileidimai. Tai štai visai nebedaug ir lieka. Yeah, left, thank you. Thanks. Up. Thank you. Can I go through? Thank you. Kaip ir vakar pasikartosiu, kad dalyviai tikrai labai draugiškai praleidžia greitesnius sportininkus. Štai ir pasiekėm feed zoną, čia aišku nestoju, neilga distancija. Šiandien beje iš vis pavyko suvartoti vieną geliuką ir vieną gertuvę maltodekstrino, nesinorėjo per daug kažkaip valgyti. Wow, vaizdai po dešinę. Būt nesimato šelį. Šiandien tokių atviresnių vietų buvo mažiau, kažkiek mažiau pasigražėjau vaizdais, bet tikrai manau, rekomenduoju jums, jeigu minat Lietuvoje MTB ir norit patirti, ką iš tikrųjų reiškia tas MTB ir ką reiškia turėti full suspension dviratį, jeigu tokį turite, tai tikrai rekomenduoju atvažiuoti į Mouflon Tracks, išbandyti čia trailus, pasigražėti gamtą. Labai darbinė pirma dalis buvo, labai. Vienas kalniukas. Pyksta vadėliotojos, kad reikia dirbti šeštadienį, bet dabar galėsim pasidžiaugti greitom nuokalnėm. Fantastika vyksta, Sparkas puikiai atsigavęs antroje dalyje, auga tas single trackus puikiai, na ir kol kas kažkaip nieks neatsiveja. Na ir štai už kelių šimtų metrų pastebiu varžovą už nugaros ir aišku žinome, kad lenkai puikiai leidžiasi žemyn, mažai bijo nuokalnių
Tai pagrindinis dabar planas šito varžovo nepraleisti į priekį, stengtis greitai nusileisti ir gerai finišuoti. Štai ant posūkių kiek gal perspaudžiu. Padangos šiandien pripūstos po 1,5, bet manau, man pats aukso viduriukas buvo muflonuose toks slėgis. Kažkaip nebuvo labai per daug minkštumo tarsi juose. Na ir aišku, tas flight attendant puikiai suveikė visų purtimo. Oh, thank you. Na štai 21 kilometras ir tenka biškį padirbėti vėl įkalnėse. Varžovas štai už nugaros, stengiuosi nepasiduoti. In English? I don't speak Polish, sorry. Smagiai su Tomašu varžovu pasikalbėjom ir po varžybų. Sakiau jam, kad jis buvo tarsi man puikiausia motyvacija spausti, neatleisti. Tai linkėjimai tau, jeigu žiūri ir stebi su angliškais titrais. O, Dieve. Vaizdelį. Statokas toks skardis dešinėje, bet geriau jį nežiūrėti, susikaupti į single track ir važiuoti toliau. Štai tarsi išneriam iš vieno single tracko, kertam žvirkeliuką ir lendam iš karto į kitą. Tikrai labai tokia dinamiška antra trasos dalis. Posūkį puikiai pavyksta sugeneruoti nemažai vatų, kad atsiplėšti šiek tiek nuo varžovų, kurie geriau žino šios posūkius. Priekyje šiandien buvau užsidėjęs 34 žvaigždžių bloką, tai taip gal įkalnėse kiek ir daugoka, bet štai nuokalnėse arba ten, kur šiek tiek prarandi laiko, gali gan greitai atsigriebti. Vos nenuskardžia. Tikrai neneigsiu, pabaigoje spaudžiu. Eik sau. Dabar sprintą duodam. Štai įneriam į tą trasos dalį, kurią turėjom jau pradžioje varžybų. Tai, na, čia jaučiuosi kiek drąsiau, stengiuosi spausti, žinau, kur finišas. Oho, vos. Aišku, tas overconfidence gali greitai ir liūdnai baigtis.
Tai ir akies kampe šmėsteli varžovas, tai reiškia už kelių zigzagų jis jau čia, bet štai išlysim į atviresnę vietą ir čia jau all in. Artėju prie finišo, dėja mini mūsų komandos Dream Team X velniai. Rezultatas buvo šiek tiek prastesnis, Andrius šiandien sunegalavo, tai jo rezultatas prastesnis ir nuo 3 vietos mus skiria 5 minutės, lieka dar viena diena, aišku, bandysime tas 5 minutės rytoj atkovoti. Na, džiaugiuosi savo rezultatus šiandien, o komandinė įskaita štai šiandien pritruko mažiau nei minutės. Gaila tikrai, būtų pirmas gal podiumas. Tikrai nenuleidžiam rankų, pasigrožiu miestelio vaizdais, paturistauju dar po Sudeto apylinkės ir rytoj laukia paskutinė Mouflon Tracks diena ir finalinis etapas. Ačiū visiems, kas žiūrit, kas subscribinat, laikinat ir susimatom neužilgo. Iki.